yra beje įdomus iškalbingi duomenys iš Ukrainos, iš 4 metus kariaujančios Ukrainos, nuo šių metų sausio 1, berods, jeigu neklystu, Ukrainos prezidentas Zelenskis patvirtino programą, pasirašė ten dekretą, įsaką, jog jaunuoliai, kurie savanoriškai stoja į Ukrainos karinės pajėgas, jaunuoliai nuo 18 iki 25 metų, jie tam tikromis sąlygomis pasirašo kontraktą ir gauna, žodžiu, milijono grivnų, kaip čia pasakyti, paramą, ar kaip pavadinti. Ir žinote, kiek užsiregistravo nuo 25 sausio 1 iki 25 Liepos 1? Kiek? 700 ar 800, beveik 800. Per visą Ukrainą. Gyvybė kainuoja brangiau negu tas milijonas. Ta prasme, tai niekas, tai yra nulis. Šitam kare tai yra nulis. Tai yra batalionas.